Popietę į pasiruošimo stovyklą Birštone prieš antrojo pasaulio čempionato atrankos lango pradžią susirinko Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė. Stovyklos tikslas - rinktiniai pasiruošti laimėti beveik visas rungtynes, siekiant suspėti įšokti į nuvažiuojantį pasaulio čempionato traukinį. Mes visi nepatenkinti, bet turim šansą ir bandysim tą šansą išnaudoti. Apie susikloščiusią situaciją po pirmojo pasaulio čempionato atrankos lango sako Rimas Kurtinaitis. Prieš antrąjį atrankos etapą Lietuvos rinktinė turi 3 pergales bei 3 pralaimėjimus ir J grupėje užima 4. vietą. Į pasaulio čempionatą pateks 3 pirmąsias vietas užimsiančios komandos. Dabar Kurtinaitis turės verstis be ilgamečio rinktinės kapitono Jono Valančiūno ir kitų NBA žaidėjų. Tačiau į rinktinę sugrįžta Donatas Motiejūnas. Pasak Kurtinaičio, komplektuoti rinktinę šiame lange buvo sunkiau ne tik dėl žaidėjų sveikatos problemų, bet ir karjeros permainų. Linas Kleiza sako, atsakomybę turėtų prisiimti visi, o dabar laikas sugrįžti į pergalių kelią. Esmė, kad visi neša atsakomybę. Aš nešu atsakomybę, treneriai pagrindinė, tie patys žaidėjai. Tai žaidėm visi, tai atsitiko, pralaimėjom, tai tų pergalių jau labai senai nėra. Tai esmė, kad ir tokiai dabar aštriai situacijai atsitikus, tie nebylus protestai, tai man atrodo iš vis nelogiškas dalykas. Vienas rinktinės lyderių Ąžuolas Tubelis taip pat pabrėžė tikintis, žaidėjai padarys viską, kad būtų pasaulio čempionate. Yra daug naujų veidų ir manau, tie veidai labai užsidegę atvažiavo, labai nori, kaip ir kiekvienas, gal ne kiekvienas dabar, bet nežinau, manau, jie labai nori čia būti ir viską atiduos, net neabejoju. Kažko tais įspūdingo labai nėra, bet nepavardė žaidžia, tai žinom savo situaciją. Nėra lengva, žinom varžovus, kurie laukia ir ką. Turim 3 savaitės, per jas turim gerai pasportuoti, pasiruošti ir tikėtis geriausių. Rugpjūčio 28-ąją lietuviai Stambule kausis su turkais, o rugpjūčio 31-ąją Vilniuje priims Bosniją ir Hercegoviną. Abiejas rungtynes transliuos LRT televizija ir portalas LRT LT.